Sveiki draugai, esu vienas miške ir šį kartą darysiu kai ką, ko niekada gyvenime nesu daręs. Va, kiek vandens. Bandysiu žvejoti ant ledo. Baloj negyvensiu žiemą. Gerai, matau, čia yra problema. Einu pastatyti kameros. Tai bus pirmas kartas, neišsivaizduoju, ar pavyks ar ne. Viskas nuėjo šunių ant uodegos. Taip pat praleisiu laiką šiame miške, prie šito mažo žeriuką. Pavalgysim, pastovyklausim. Nusiaubus. Planai keičiasi. Ir pabandysim pagauti žuvį vandenį. Važiuojam. Manau, reikia pirmiausia eiti ant ledo, pasižiūrėti, kas ir kaip, nuspręsti, kur galima būtų stovyklauti ir žvejoti. Ir tada jau statyti stovyklavietę. Žiūriu, kažkas pasistatė nakvynės vietą. Jeigu ką, jeigu nepavyks, galima bus čia miegoti. Vietos ne per daugiausia, bet čia jau, manau, senai stovi. Nors ką aš žinau. Tai va toks ežeriukas. Visai nedidelis ir nežinau, kur čia statyti savo palapinę, kur čia stovyklaut. Reikia pabandyti patikrinti ledo storį. Pasiskolinu iš draugo grąžtą, niekada nesugręžęs. Nesizduoju, tikriausiai šitai. Tai kad čia nieko negrėžia. Gal ir grėžia. Kodėl man taip maskatuojasi? Nu, čia užsiknysiu aš taip grėželiodamas. Tai kokio gylio? Čia nežinau, per 2 sprindžius. Ir tai dar iki vandens nedasikasiu. Gerai, matau, čia yra problema. Aš ne specialistas, bet manau, kadangi toks storas ledas ir daug sniego ant ledo, ledas slegia vandenį. Išgrįžiau dabar eketę ir bala, šitas vanduo eina iš ežero ir jisai tiesiog didėja. Aš norėjau pasistatyti savo palapinę ir žvejoti iš palapinės, bet manau, kad taip nesigaus padaryti, nes man palapinėje bus vien vanduo gaunasi. Reiškia, reikia statytis palapinę atskirai ir žvejoti atskirai. Planai keičiasi. Nes aš, 5 cm jau vandens. Aš tokioj palapinėje tai negyvensiu. O čia iš viso, va. Va kiek vandens. Vandens va kiek ant ledo. Visur čia tas pats. Gerai, gaunasi ant šito palapinės ant ledo pasistatyti nepavyks. Reikės statytis ant kranto. Nieko tokio. Darysim palapinę ant kranto. Yra štai tokia stovyklavietė. Soliukai, kalniukas. Čia va toks kalniukas yra. Tai manau, čia ant kalniuko pasistatysiu palapinę. Sakau, planavau, galvau, darysiu palapinę ant ledo ir iš palapinės žvejosiu. Nu, bet yra kaip yra, labai šlapia. Labai daug sniego ir po ledu ant ledo jau pliurza, jau bala. Baloj negyvensiu žiemą. O, mašina kaip tik atvažiuoja. Vislavė, ar jūs tur paliksit? Atvažiavo žmonės, tai sakė, pavalgys kažkiek pastovyklaus, paskui išvažiuos. Tai nieko, statom palapinę čia, tada eisim, bandysim žvejoti. Keista, tik atvažiavau, nieko nebuvo, nei vėžių, nei jokių nieko nebuvo. Aš pirmas atvažiavau, praėjo 10 minučių, žmonės atvažiavo. Geras. Netgi nusipirkau tokius grąžtus, ledai specialius. Galvojau, ledas gręžt bus lengviau. Bet pabandysim ant žemės, kadangi ant ledo jau nėra tikslas statyti.
Gerai. Einam pabandysim pažvejot kažkiek. Va žiūrėkit, kiek vandens pritekėjo čia, kai išgrįžiau. Penki cemai minimum. Dar net daugiau. Siaubas. Nu siaubas. Va, vandens. Ką, žinau, kad čia vandenį nebūsi baloj. Visiškai nesąmonė. Žvejosim vandenį ant vandens. Aš labai nusiminęs, bet yra kaip yra. Vat nusipirkau meškerytę, balalaiką. Niekada nesužvejojęs, biškį pasižiūrėjau, kas ir kaip. Ir sakiau, pabandysiu. Bet ką tu čia pribandysi? No, we have leftover firewood. Maybe you need it. What do you have? Firewood. Firewood. Yeah. So you can leave. I have plenty. You can leave. I have plenty, but if it's fine, you can leave. Thanks, man. Ką, uždėjau uodo truklio lervą. Aš nežinau, kaip čia jas, kiek čia dėt. Daug, mažai. 3 uždėjau ir pabandom įleidinėti. Dieve, vat, kodėl man žvejyba žemynė netai patinka. Čia taip viskas smulko. Nuleisti iki dugno, tada pakelt kokį 10 cm. Nu ir ką, judint, nejudint. Vibruot čia šitą balalaiką. Kažkokio pašariuko tokio turiu. Pabandom truputėlį. Metam į eketytę. Nu pasižiūrim. 1, 2 metrai. Nu viskas gražu. Gaila gavas ne taip, kaip aš norėjau. Gaila nesigavo palapinės ant ežero pastatyti krantą, ne krantą ant pačio ledo. Nu, bet ne nuo manęs daug kas priklauso, kaip gaunasi, taip gaunasi. Aš turiu pasiėmęs ir skrytulius, tai jeigu pavyktų pagauti kokį mažą žuvelioką, galima būtų ant skrytulio gal uždėti kažkaip, jeigu šitą vandenį neišplauktų į viršų. Gal kas nesupranta, aš Latvijoje randuosi, Latvijoje skrytuliais galima žvejoti iki kol bus draudimas lydekų žvejybai. O lydekų žvejyba Latvijoje draudžiama nuo kovo 1. Dabar yra vasario 20. Na, nuobodus čia reikalas. Oi, man jau rankos visos sušalo. Nieko čia nesigauna. Manau, reikia eiti pašilti truputį. Į palapinę, užsidegti laužiuką. Ne laužiuką, o pečiuką, sušilti, pasišildyti. Visą sušalau, rankos sušalo, pirštinės truputį šlapės. Aš tikėjausi, kad žvejosiu palapinėje, viduj su pečiuku, bus šilta, gera, čia dabar gaunas viskas nuėjo, kaip sakoma, šunių ant uodegos. Saulė bent jau išsišvietė. Gerai, einam iki palapinės. Bandau persirišti. Kaip jinai, avižėlė, va tokį. Rankos sušalė, neįsivaizduoju, kaip žvejai ryša. Nu, jie gal turi 10 meškerėlių su skirtingom avižėlėm ar kaip. Nu, nes neįmanoma čia sušalusiam rankam kažką perišinėt. Valai ploniausi, avižėlės mažiausios. Būtų buvęs ledas normalus, būčiau atsidėjęs su meškerytė palapinį ir pim ir žvejojęs. Kiek čia reikia dėt? Ko čia reikia dėt? Ką žinau. Suvėriau čia kažkiek kažko.
Taip, kaip sakau, žinovai galit nepasakot. Žinau, kad jūs žinot geriau negu aš nieko nežinau, aš pirmą kartą gyvenime, aš niekada neįdomėjausi, aš išsakiau, niekada gyvenime nežvejosiu ant ledo. Čia vien sugalvojau, kad pažvejot vien dėl to, kad buvo idėja miegoti palapinėje ant ledo, bet kadangi nesigauna, tai tai ką jau dabar darysi. Gerai, einam, pabandysim dar truputėlį pažvejot. Dar į pašarą, manau, įmesim šitų, vis tiek čia man jų liks. Na ir šitų galima įdėti. Įmetam pašariuko. Vandenį. Tik išsidžiavinau pirštinės, viskas šlapia. Nežinau, bandau ir taip virpinti, ir ten pakelinėti, ir dar kažkaip daryti kažką. Aišku, čia reiktų gręžt daugiau ieškot, bet tai tas grąžtas kažkoks nelabai jisai ten grėžia. Kažkaip labai didelė skylė, jisai maskatuojas, aš gal nemoku gręžti, aš nesuprantu. Ar jis koks tai kreivas. Truputį šala kojas. Išbandysim, turiu tokius, nežinau, pašildukus, kas jie tokie. Taip, klijuojam čia. Antras. Man čia šitą kamerytį, su kuria filmuoju, ir toks trikojais. Nulūžo koja viena, tai iš pagalio dabar padariau, kad stovėtų. Trečias jau, aš jau trečiai sulaužiau. Ir tik atvažiavau ir palapinę pradėjau statyti ir sulaužiau netyčia. Čia netoli prie pat dar vienas ežeriukas. Labai mažutis. Bandau per sniegą bryst, beveik iki kelių sniegą. Pažiūrėti, kaip ten su vandeniu reikalai. Tas pats mažas ežerėlis. Graži vieta. Visada gamtoj gražu. Šitą valgyti jau noriu. Opa. Čia visai nebloga vieta. Ant kalniuko lygi vieta. Palapinėm stovyklavietėm, ką nori čia daryk. Jo, čia gera vieta. Tai čia pasižymėti reikia. Va ten strigau. Iki kelių, net iš batų išsitraukė kojas. Dabar viskas viduje sniego. Ir grįžtu pilnom kojom sniego. Pasaka, tik kojines pasikeičiau, tik prieš išeinant naujas susidėjau ir persikliau tos pleistrus. Buvo labai gerai šyla jie, bet dabar jau viskas šlapia. Manau, kol kas darom pertraukėlę savo nuotykėm ir pasikepam valgyti. Ateis vakaras, pabandysim dar kartą pažvejoti. Gal kas nors užkips. Aš jau nieko nebesitikiu. Diena prasidėjo ne taip, kaip turėjo.
Ledas su vandeniu, sulaužiau trikojį, kojos šlapios. Tokie tie nuotykiai. O kogi turiu valgyti? Turiu kiaulienos šoninę, čia man atrodo. Aliejaus šiek tiek. Dar palikau porą gabaliukų, tai manau rytoj galima bus ryte pabandyti juos pakepti ne keptuvėje kaip dabar, o ant laužo, ant iešmelių kokiu nors. Palyginsim skonį kaip geriau. Tai aišku bus geriau ant laužo, kas čia per klausimai. Ką, skanaus. Va vėl teka šitas nesąmonės. Aš nesuprantu tada. Malkos tai geras. Pabandom šitą nuimti, gal čia nuo šitų iš čia teka. Trečias dublis. Bandom trečią kartą pažvejot. Saulė leidžias, gal kažkas jau bus geriau. Na, jeigu čia dar nepavyks, dar pabandysiu kažkur kitur išgręžti eketę. Bet dabar čia kol kas. Čia jau sušalo. Gerai, nieko nėra, bandom išgręžti kitą eketę. Taip, nežinau, kur čia gal arčiau kranto kažkur. O! Čia neįmanoma, nu. Čia neįmanoma. Įmečiau pašarą, pašaras viršun kyla. Nes spaudimas vanduo eina jau į viršų. Niekaip nesuprantu. Pilnas batas vandens. Tai pro kur leidžia? Kai nesiseka, tai nesiseka. Va, visa kojinė šlapia to bato. Jis praleidžia vandenį. Einu pastatyti kameras, paieškoti gal kokių žvėrių pėdsakų, nežinau. Sniego daug, bet gyvūnų pėdsakų čia nieko nėra. Čia uždėsiu. Tiesa, draugai, retai paprašysiu, paprenumeruokit kanalą. Labai daug jūsų žiūri be prenumeratų. Jums nieko nekainuoja, paspausit viskas, prenumeratai yra. Man bus malonu, skaičius paaugs. Tai prašau labai visų, paprenumeruokit. Jeigu patinka, jeigu žiūrit, padėsit man.
Ačiū labai. Taip ir nebuvo progos čia pasisupt. Kaip čia su juo suptis? Taip, vakarieniai yra steikiukas. Reikia nusausinti. Užberkime druskytės. Ir pipirų. Aišku, čia reikėtų šviežiai maltų, bet pas mane jų nėra. Tai yra tiesiog juodieji pipirai. O, atsiprašau nuo pipirų. Šiaip į foliją reikia, aš namie, jeigu kepu steikus, tai dar įdedu į foliją 10 minučių, bet kadangi folijos neturiu ir esu ne namie, tai bus taip. Pirmiausia, be jokio kečupo ragauju. Gerai. Labai gerai. Nu, steikas man ir be kečupo skanu, aišku, bet truputėlį įsidėsim. Kai pavalgai, iškart linksmiau pasidaro. Ką, viduj 12,5, o lauke -3. Ne, šiandien nešalta. Bet kažkodėl šalta, laukia tikrai buvo šalčiau. Jaučias ne kaip -3. Tai sakau, gal papasakosiu apie termorūbus, gal savo kažką. Firmų nenoriu minėti, kad reklamos čia nebūtų jokios. Pasakysiu tik tiek, kad turiu 2 skirtingus komplektus. Vienas visada maikė tiesiog stovyklaujant, žygiuojant, einant, darant, dirbant. Ir vakarui visiškai naujas, pats šilčiausias, kokį galėjau rasti nusipirkti, būtent miegui, tai persivilkt, kad nebūtų šlapia. Nes jeigu sušlapsi ir miegotaisi su šlapiais termorūbais, bus šalta ir mažai bus iš jų naudos. Esu jau kažkada minėjęs ir apie kepurytę savo video, bet yra daug nemažai naujų žiūrovų, tai pasakysiu dar kartą. Miegant labai svarbu, kad nebūtų plika galva. Šilma išgaruoja per galvą. Tai pati ploniausia tiesiog yra pas mane Merino Vilnos plona kepurytė. Ją užsidėjus daug šilčiau vien dėl to, kad šilma lieka kūne ir neišeina per galvą. Tai va, labai svarbus dalykas, norint komfortiškai praleisti naktį. Čia palieku šiek tiek prieš miegą atidarytą, o čia 45 laipsnių kampu šitą jušką. Ir tokiu būdu man gaunas dega lėčiau, ne taip karšta žinoma, bet ilgiau malkos degs. Tai mažiau reiks naktį keltis, arba jeigu prabūsiu, bus šilčiau, nes tiesiog ilgiau palaiko degimą. Gerai, taip ir miegosim. Iki ryto, draugai. Ate.
Beslampinėdamas čia prie medžio pastebėjau, kad ir kažkokia dėžutė po medžiu. Va. O kaip čia jinai atsidaro? Ko aš jos neatidariu? O, va. Nu jo. Einam parodysiu. Gerai, kas čia yra? Viena ausinė, popiergalis kažkoks, Luca, Andra un Ilza, Ryžais, Kaspis, Krisis, Vincis, Zyla. Gerai, parašysim savo vardą. Dar yra degtukai 2, saldainis, kažkoks nuo Kinder Surprizo tikriausiai, Latvijos ženkliukas ir šiek tiek centų, 30 gal kokių. Dar visokių šlamšto prikrauta. Vienas miške parašiau. Nežinau, matot, nematot? Man per ekranėlį nieko nesimato. Tai jo, čia gal koks geocatcher. Aš šiaip turiu programėlę geocaching, niekad nežaidžiu. Na, bet rodo, nieko nėra šitoj vietoj. Rodo, ten aukščiau kažkas yra. Bet kaip suprantu, parašyta, kad reikia būti premium nariu, kad kažką ten rasti. Nežinau. Gerai. Aš dar vakar mačiau kažkaip kažkas čia ir, bet gal kažkie žaislai gal. Tai kaip ir nežiūrėjau, o dabar pasižiūrėjau, žiūriu dėžutę. Gerai, susikraunam palapinę, gal apsitvarkam daiktus, eisim ant laužo, pasikepsim pusryčius. Vėjas papūtė, iškart dega. Pasinešiau dar daiktus, apsitvarkiau truputį, čia susirašiau, žiauriai šalta, laukia vėjas, labai vėjas stiprus. Nu, nieko gero, nieko gero. Gerai, kepam mėsą. Na, įvertinimui 8. Gerai, gerai, gal ir 9. Prie laužiuko tai šilta gera. Ant laužo kepta vis dėlto ant laužo. Toks iškart dūmų skonis. Pavalgiau. Kiek čia pavalgiau? Truputį pavalgiau. Šiandien kažkaip mažokai. Maistą pasiėmiau, keista. Gerai, palapinę. Tvarkom. Žiūrėkit, kiek kankorėžių. Sniegas pratirpo, vien kankorėžių. Šitie varžtai visai pasiteisina. Daug lengviau buvo ir įsukti, ir laikėsi, ir laikosi. Jie šiaip skirti ledui, bet žiemai žemė irgi taip pat. Vat praeitą kartą, kai tortą tik kepiau, sukaliau juos, tuos koliukus į vidų. Ir viskas, ir neįmanoma ištraukti, nes viskas sušalė, žemė sušalus, tai nebeįmanoma nieko padaryti, o su šitais visai nieko bus. Ryte visada šitą palapinę labai sunku sudėti. Vos sutalpinu, tada namie įsidžiovinu ir vėl gražiai sulankstau, nes čia laukia žiemą, ką čia prilankstysi, nes nieko čia nesigaus. Nu, tai gerai sušalo. Pasikviečiau pagalbą.
skęsta dabar sušalė. Dar dėl malkų, vakar man paliko malkas, sakas, pasinaudok, mums nebereikia. Tai nieko nenaudavo, kiek paliko, tiek ir yra. Kaip tik savo visas sudeginau, pečiukui ir dar liko kaip tik pusryčiam. Oi, vos neišvažiavau, jau susikrovau daiktus, viskas, nusiėmiau mikrofoną ir atsiminiaugi, kad mano dar šita naktinio matymo kamera žvėrim palikta miške. Tai gerai, kad atsiminiau, reikia dabar pasimti. Pėdsakų šviežių jokių nematau, tai manau nieko gal ir nebus. Reikia nunešti kamerą prie savo bunkerio, pabandyti palikti ir ten pasižiūrėti. Ten vis tiek kažkada grįši, kai bus šilčiau. Tai reikia dabar bent jau nunešti. Gali stovėti, pasižiūrėsim, ar kas nors vaikšto ar nevaikšto po mano bunkerio teritoriją. Gerai, draugai, dėkui, kad žiūrėjot. Toks tas video kaip visada. Prašau, prenumeruokit kanalą, palaikinkit video, parašykit komentarą ir susitiksim kitą kartą. Ate.